tautos baltų kultūros Mildos šventę, gražiausių pavasario laikų, kada taip žydi visos gėlės tik Mildai, tik mylimiesiems, tik besidžiaugiantiems, tai kas nori mylėti. O mylėti tai dar nė vieno nėra, kuris nenorėjo, nuo jauniausio iki pačio vyriausio, seniorų ir vaikų. Taigi, gerbėmieji, ta mūsų tradicinė šventė beveik 10 metų ant Piliakalnio vyksta, o šiais metais ypatingai gausiai susirinko, tai mes labai džiaugiamės ir norime su jumis pabūti. Taigi, į mūsų renginį atvyko gerbiamas mūsų, prašau, signataras Leonas Milčius. Ir jis nori pasveikinti meilės dienos progą, pasakyti iš širdies savo gražiausius žodžius, kuriuos tik jisai yra ir rašęs, ir pasakęs, ir kalbėjęs. Prašau. Iš čia. Mėlyjeji, nepaprastai gražu ir ačiū Jums, kad prisimenate šią šventę, prisimenate šią vietą, čia renkatės. Tai yra šiandien ypatingai šiais laikais svarbu išlaikyti širdį savo tautiškumą, savo tradicijas, pačias giliausias, protėvių, toliau. Todėl, kad nieko nėra svarbiau, nieko nėra ąžuolui svarbiau, kaip jo šaknis. Taip ir tautai, Lietuvai, išlikimui labai svarbu tos senosios šaknis. Ir nėra jokios priešpriešos tarp senosios baltų religijos ir dabar katalikybės. Tai yra, tik tai anksčiau buvo garbinama tai, ką mes matome, nežinodami suskirėjo, o šiandien reikia garbinti viską. Ir praeitį, ir gamtą, ir viską, kurie jie... Na, nežinau, čia geriau, man atrodo. Ja. Ir tikrai yra, kai pasižiūrė dabar, ar Vilniuje tiek mažai to lietuviškumo. Net ir Kaune vakar vaikštau, žiūriu, tiek daug tų svetimšalių. Gal ir, kaip sakant, ir jiem reikia laimės ieškoti, kaip ir mūsų kartais vaikams išvykusiems kažkur, bet iš tikrųjų mes turime žinoti, kad čia yra Lietuva, čia buvo Lietuva, čia yra lietuvių žemė, čia yra lietuvių šaknis ir mes visi turim rūpinti savo kalbą, savo tradicijomis ir galų gale vieni kitais. Ir kasgi bus, kaip besirūpinsi, yra meilė. Meilė tėvynei, meilė vaikams, meilė tėvams, meilė vieni kitiems ir jinai yra pati didžiausia išlaikomoji ant šios žemės žmonėms ir mūsų visų jėga. Taigi, vėliau aš paskaitysiu eilėraštį skirtą meilės deivei Mildai, o dabar tikrai pabūkime kartu, pabūkime vienoje šeimoje, vienoje gentyje, vienoje tautoje, vienoje širdyje, vienoje sieloje. Ačiū Jums, kad Jūs esat ir ačiū, kad mane pakvietė dar kartą, kol leidžia jėgus, užlipti šitais laiptais ir pabūti su Jums. Tai yra didelis man džiaugsmas. Ačiū Jums visiems. Ačiū Jums. Ačiū labai malonu. Dabar norėčiau dar pasakyti, kad Mildos šventė yra švenčiama nuo Adomo ir Ievos. Taigi dar net anksčiau ta šventė buvo švenčiama. Tačiau mes šiandieną turime tą tradiciją nepamiršti, prisiminti, kad gražiausi posmai skambėtų visoje Lietuvoje, mūsų bendruomenė labiausiai ant Piliakalnio, kuris nuo prieš istorinių laikotarpių yra girdėjęs tas kalbas ir tos dūsavimus turbūt meilės. Susitikimo vieta buvo čia prie Nemuno ir taip toliau mes galime tiesiog atgaminti. Kasgi buvo ta Milda? Taigi, tarsi kokia simfonija, poema apie ją sukurta, kad ji tarsi oro vežimus skraidydavo tą meilės dienos progą, gegužės 13 dieną padebesiais kartu su savo sūnumi Amūru ir visiems praneždavo. Tačiau mūsų išmintingieji vyrai vakarais, kai žvaigždės jau pakildavo ir mėnulis šviesdavo, jie eidavo prie ežero, prie jūros ir sėdėdavo ir laukdavo, kada iš meldų išskris, pasirodys Milda.
arba vaidilutės, kurios praneš apie meilę tuo laikotarpiu, kurią labai žavėjusi, sakyčiau, pagonis. Ir mums šiandieną nesvetima visą tai yra. Toliau mes turime mūsų labai mylimą lakūną, gerbiamą Aleksą Karolavičių. Kur mes dabar yra? Prašau, ateik čia. Jis tikrai yra gerai žinantis, ką reiškia meilė. Ir papasakos mums. Prašau. Ačiū labai, ponia Staselė. Iš tikrųjų džiaugiuosi visus matydamas, ypač tiek gražių mildų. Taigi, sveikindama šiandien su šia gražia švente meilės. Iš tikrųjų noriu pritarti, kad meilės nėra per daug, nebuvo per daug ir nebus per daug. Šiandien galima kalbėti apie meilę ir ne tik kalbėti, šiandien galim ir mylėti. Taigi istorija, kaip buvo kalbėta prieš 4000 metų ar daugiau, kada čia Nemunas tekėjo, kada buvo čia pilna vandens, kur dabar Raudondvario plentas, iš tikrųjų dešinys Nemuno krantas ir va čia visur istorinis šitas krantas ir čia buvo pilna vandens, gal prieš 7 ar prieš 8000 metų. Per ką mums eiti toli atgal? Archeologai tai geriausiai ir ištyrė ir aprašė. Bet va su Stasele mes prieš 15 metų užšokom į šitą piliakalnį. Staselė sako, puikiai vieta. Lietuvoje, čia reikia kažką daryti. Ir štai šiandien graži bendruomenė etnopaveldo, kuri dar pavadinta paskutiniu metu Jonušo Radvilos. Tai didžiojo etmono kunigaikščio. Vilijampolės kūrėjo. Suprasta, Vilijampolės kūrėjo. Taigi, Staselė viską žino, jau studijavo. Taigi 1652 metais Jonušas Radvila išpirko šitas žemes ir pradėjo statyti pirmas krovas. Ir šitas kraštas buvo savarankiškas, turėjo savo valdybą, savo valdytoją ir net teismą. Ir tik 1919 metais Vilijampolė buvo prijungta prie Kauno. Tik 1919, kada Lietuva jau kaip respublika skelbėsi. Taigi, Vilijampolė, kaip žinot, Vilija, Neris kažkada, tiksliau, Vilija kažkada pavadinta Nerimi. Gal kas nors sužinos, ar suras kur nors šaltinius, kada tas įvyko. Kadangi Vilijos upė tekėdama atiteka čia pas mus į Nemuną, jau nubėgus 500 kilometrų. 500 kilometrų. Ir kažkada ji pavadinta buvo Nerimi. Taigi, ir mūsų krašto vardas Vilijampolė, tai reiškia Vilija upė ir Poli graikiškai miestas. Tai va, mes šiandien randamės ant piliakalnio, kuris randasi Vilijampolėj, Vilijos mieste. Ačiū, mėlyjei, ačiū mūsų pirmininkė, dėkoju už jūsų darbą. Čia, žinot, nebuvo laiptų, negalvokit, kad mes laiptais užlipom. Mes užlipom tais vos skardžiais ir Staselė tokia sportiška, elegantiška, iš čia užšoko tais skardžiais ir mes čia užkopėm. O paskui Staselės dėka buvo laiptai, tokie prabangus 20 pastatyti. Ir dabar suolai buvo prieš kiek? Prieš 3 metus. Tai va, matot, ką reiškia turėti gerą, puikią pirmininką organizuoti. Sėkmės pirmininkė ir mums visiems sėkmės. Ačiū, su švente, su meilė, su Mildos diena. Pirmą kartą mes švęsdami Mildos šventę turime tikrą Mildą. Turime jį pasirodyti ir padaryti. Ką nors mūsų bendruomeniai palinkėti ar pažadėti. Nežinau, galiu pažadėti. Aišku, aš labai nustebinta, ėjom į tą šventę, tik tai, tiesiog pabūti visais kartu. O dabar kaip ir dėmesio centre galvojusi. Visiems labai malonu. Mes čia turime šaltinių ansamblio, tai yra kaimo kapelos, labai gražų
apsilankymą pas mus muzikorius, dainorėlius ir vadovę, štai mūsų Antanina Jutvinskienė. Kalbėtinai nori meilės tema labai daug. Aš iš tikrųjų visus sveikinu su Mildos diena, nes tai gegužio mėnuo ir nuostabus laikas, tu ir gegužis, tai meilės burtai. Kaip niekur nepabėgsi nuo tų protėvių, nuo visų atrakcijų ir mes tikrai susirinkom švęsti, tai mes atėjom dainuoti. O kadangi norim dainuoti, tai kamgi kalbėti? Žodžiai tiek neišduoda, kiek daina ir muzika ir akys. Tai kiek tik kas mokat, taip ir dainuokit. Pridėkit mums, kad dainuotų visa Vilijampolė ir nuneštų čia mūsų garsą į miesto centrą. Kad visi žinotų, kad Mildos diena gyva Veršvų etnoklube. Ačiū. O dabar, gerbėmieji, mes turime vieną mūsų vyriausią žmogų mūsų bendruomenėje, kuris yra dailininkas, yra ir, prašau, Jonas Lukšė. Puikiausiai pasakys, ką reiškia meilė per savo amžių, gerai žinojęs ir mums sakęs. Prašau. Tai sako, pas meilė tai yra paslaptis, iš tikrųjų taip ir yra. Jinai nėra atvira, visiems žinoma. Tai yra didžiausia paslaptis visoje gamtoje. Ir žmoguje, ir net ir poezijoje, muzikoje ir dainoje. Va taip. Taigi, kas dar nori kalbėti? Va, daug kas nori kalbėti, tai mūsų Danutė. Tai smagu, labai sudėkinga kiekvienais metais, kad seseliai. Ką norėjau pasakyti apie Mildą? Mes turime Valentino šventę, bet mūsų Milda jinai yra kitokia. Jeigu mes pasižvalgytume po mūsų deivių visą Olimpą, kaip pasakyti, visas deivių buveinės, tai Milda atrodo kaip jauna, nerūpestinga mergaitė, bet jinai yra tokių rimtų moterų, jinai kaip tos, tos moteris, jinai yra virsme, jinai yra viename. Kiekvienoje moteryje yra ir mergaitė, ir sena moteris, ir ragana, ir fėja. Taip ta mūsų Milda, jinai yra kaip saulės vaikas, yra kaip mūsų žemės žemynos vaikas. Ir mūsų tautai Milda meilė, jinai buvo labai, nekalbam apie ją daug. Kaip sako žemaičiai, jeigu vienas iki žemaitis žmonai pasakė, kad myliu, tai jinai daugiau turėtų ir neklausto. Suprantat, pas mus buvo tai labai neviešinama, tai buvo labai trapu, tai buvo labai saugoma. Ir ta Mildos šventė, tai ją būtų galima kartu kalbėti ir apie gamtos šventę, nes jinai visada vyksta, kai jau saulė prikelia žemę ir pasižiūrėkime aplink pilną žiedų. Tai norėčiau aš tik tiesiog pabrėžti tą Mildos šventės šventumą. Nes mūsų merginos į plaukus sekdavosi rūtą ir jau žinodavo, kad reikia sutikti tą mylimiausią žmogų vyrą, kuris pratęs giminę, su kuriuo gims sveiki vaikai. Ir tie santykiai buvo labai šventi pas mus. Todėl tikrai yra didžiulis skirtumas tarp Valentino dienos ir Mildos šventės. Ir mes to turėtume niekada nepamiršti. Tai yra didžiulis skirtumas. Mes turim Mildą, kuri yra motina, mama, busenelė ir tai yra Milda. Tai yra labai stiprus, kaip pasakykim, vardas, stipri deivė. Nors jie piešia kaip lengvabūdė mergaitė su gėlėmis plaukuose. Bet Milda yra ir žemė, ir žemyna, ir saulė, ir gyvybė. Tai mes turim šiandien labai gražią šventę. Ir kad ta šventė būtų iki galo graži, aš ateityje žinau, kad esam pamiršę papročius. Vienas didelis prašymas. Mildos šventėje nepamirškim moterys, kad esame moterys. Prašymas būti su sijonais. Taip, būti su sijonais. Kokius turit? Kaip yra, čia galėčiau įsivesti kalbėti, ką tai duoda uždengti keliai, kokias energetikas, ypač jaunom moterim, ką reiškia kelnes nešioti.
nesivelsiu, nes šiandieną yra šventė. Galėčiau bent pusę valandos apie tai kalbėti. Tai tikrai vieno paprašyčiau, ką turit gražiausius, traukit į spintų, neturit sijonų. Taip kasdien su kelnėm vaikštot, ateikit su sijonais į maldos šventę. Kitas dalykas, jeigu mes norime ne tik kaip vakaruškos, tai viršuje dega ugnis. Ir jeigu mes norim turėti tikrą ugnį, tai ją turim patys ir uždegti. Ugnis su mestais pagaliais yra laužas šašlykui kepti. Aš skaudžiai pasakysiu. Jeigu mes norime turėti šventinę ugnį, jinai turi būti užkurta mūsų rankom ir mūsų širdim. Šiandieną mes bandysim padaryti tai, kažkiek tą gabiją atsiprašyti jos ir sustiprinti, bet taip daryti negalima. Labai prašau bendruomenės, jeigu puoselėjate šitą šventę, niekada nekurkite ugnies iki tol, kol visi nesusirinks. Nes tai bendruomenė šiandienų šviesa. Galėsim daryti burtus, galėsim, jaunų mergaičių netiek daug yra, bet tai daug ką galima, kaip mes sukuriam tą ugnį, tokią mes ją ir turim. Tokią ugnį mes namo parsinešim. Tai dabar lipsim į viršų, prausimės, kad paliktume tą girdit, kas gaudžia mieste. Tai tas nusiprausimas yra, kad mes atėtume, žinot, kaip į namus pareini ir batus nusimauni. Tai mes vėlgi, kad suprastume, dėl ko mes einam praustis. Ne mano užgaida, ne kažkas, bet prisiminkim senus papročius. Tai mes pareinam namo, nusiplaunam rankas, nusiprausim veidą ir pareinam į namus švarus ir tada paprašysim protėvių, kad tą ugnelę mūsų apvalytų, kaip visada, ir padarysim apeigą, o po to jau bus linksmybės, jau bus vakaruška. Ta antroji dalis ir bus ta mūsų vakaruška. Tai tiek, dabar kviečiu visus, lauksiu viršuje, praustis. Jeigu kas nori pasisakyti, prašom. Laukiam, kalbėkim. Sveiki, brangieji. Su meilė švente visus. Tai jau čia turbūt daug paskaitų paskaitė. Kas ta Mildutė jau čia? Visi jau čia žino. Labai įdomiai. Čia yra ir mūsų istorikai, bet ir teko susipažinti prieš 300 metų. Gimęs toksai veikėjas, Ostermejeris buvo kunigas iš mažosios Lietuvos Trempų. Tai jis ten aprašė tą Mildą, kokią jį ten viliokė. Reiškia, visus ten vyrukus suvilioja. Ir paskui per rasų šventės jau ten kažkas gimsta. Rimčiau. Tai lygiai už 40 dienų. Tai supranta, ta mistika tokia yra. 40. Atskaičiuokit. Ir gausis rasos. O per rasas jau mūsų mergelės pasirenka bernelius. O Mildos šventės įsižiūri. Tai Ostermejeris buvo taip vaizdingai aprašęs. Paskui ten visokių turi pagalbininkų, ten tokių kaukučių, piršlių jo, kurie ten laksto, skraido, kažkokias ten strėlikės mėtų. Tai tiek, o šiaip su švente gražiausia pavasarį.
Taip gražiai nusišluosi, tokie gražiai rankšluosi, ačiū labai. Nu va. Kur pasirodė? Klausyk, Laimutė. Ačiū, kad leidžiat į šventą vietą. Galėsi, tai aš klausysiu. Susikalbėjom viskas. Nu, onutėlė. Jo, visi susikalbėjom. Aš noriu čia pagėsiu, kad Ne, sėdėk. Matai, kas čia darosi. Mes atėjom pas juos į svečius, pas mūsų protėvius. Mikrofonas. Dabar turėjo būti apeigoje ugnelės įžiebimas. Kadangi susikabinimas rankomis yra pas mūsų bendruomenė buvo, kad mes pajaustume vienas kitą. Kad kažkaip visi, kurie yra šitame rate, kad būtume, kažkaip susivienodytų nuotaikos, kad mes nurimtume. Tai tam ir buvo toks įėjimas ratu. Dabar norėčiau perleisti per visų rankas. Čia yra mano gauta dovana. Mildos šventė, su Mildos spalvom vėlgi leidžiame. Kai saulė sukasi ratu, sukite visi, perleisti per rankas. Taip, kad jinai nenukristų. Tai vingiuotų, taip žaltys, kaip gyvybė. Perleidžiam visi rankas, Leidžiam per rankas. Kodėl neįsijungia? Čia yra tam, kad tiesiog vėlgi šitas kaip leidimas. Tos leidimas vėlgi tai yra mūsų bendrystės šiandieną, kad susirinkom, kad visi esame kartu, kad mes ant tiek sugebam, kaip sakant, jaučiam vienas kitą ir ta gyvatė mūsų gyvata, mūsų gyvatė, jinai nenukrenta, nenuleidžiam jau žemyn, kaip ir tautos gyvenimas jisai tęsiasi, jisai iš rankų į rankas, iš senelių eina vaikam, anūkam. Ir ta juosta vėlgi yra įpinta įvairiausi simboliai, ten
Ir šiandienos juosta yra Mildos juosta. Aš ją pirmą kartą šiandieną naudoju, jinai specialiai yra nuausta mūsų liaudės meistrės Irenos Balčienės. Ir jinai man derino prie Mildos suknelės, bet aš jos net nesirišau. Jūs pirmą kartą ją laikot savo rankose, jinai nebuvo dėvėta. Tai vat mūsų Mildos šventėje skirta juosta ir aš manau, aš ją visada naudosiu tik šitai šventėje. Ir pabandysiu tiesiog pritaikyti ateityje rūbus naujus, kad jinai labai gražiai pas mus būtų Mildos šventės. Tai va, siūskite mintimis meilę vienas kitam, dar nepalinkėjau ir bendrystę, ir kartu meilę. Tų meilės formų yra daugybė. Meilės forma gali būti draugui, gali būti kaimynui, gali būti tiesiog mes darbą dirbam su meilė. Daugybė yra tų meilės formų, taip kad ne vien ją paverskime meilę, tą, sakykime, jinai net ir ta kūniška meilė, jeigu jinai yra, jeigu skirta vaiko pradėjimui naujos gyvybės, tai yra tobuliausia, kas gali būti. Tai nesuvalgarinkim tos meilės. Meilė gali būti visokia, bet jinai turi būti švari ir skaisti. Linkiu visiems širdyje tos gražios meilės. Gabija ugnelė jau dega, ačiū, kas ją sukūrė, šiandieną bus truputį viskas kitaip. Bet sakykime, mes savo meilę jau atsiprašintos Gabijos, kad jai nepadainavom dainos. Ir tiesiog siunčiam jai, mintimis siūskim jai savo meilę. Ir jinai tikrai bus mūsų rankomis dabar sušildyta, mūsų žvilgsniais, mūsų meilė. Ir mes turim Gabiją ugnelę, kur turėtume dainuoti ant piliakalnėlio, kur mūsų protėviai, kur mūsų žvaigždelės, kur mėnulis šviečia, kur dega ta ugnelė ir siunčia mums šilumą, ir į žvaigždės, į kosmosą siunčia šilumą ir šviesą, nes Gabija ugnelė vėlgi pas mus viskas susiję, tai yra kaip saulės dukra, kaip ir Milda, tai yra šviesa, šiluma mumyse. Ir ne šiaip su mes ją kūrėme, kad kas pavargęs, dabar gal turbūt, kadangi jau praleidom, tai siūlau visiems pradžiai galbūt dar toliau vandenį nusiprausėm, dabar siūliau nusiprausti ugnimi. Nusiprauskim ugnimi, kad suprastume, ką mes turim. Kad mes turim laužą, kaip sakiau, kepsniam kepti, bet mes turim ugnelę, kuri mus valo ir šildo. Tai prašau, kas tikrai eikit nusiprauskit ugnim, po to dar mes paukosim, Gabijai atsidėkosim. Ir su norais, ir su viskuo, ir po to dar bus burtų. Tai va, prašom, praustis ugnimi visus. Pasišildom rankas. Ir prausėmės save, va taip. Po to galim šalia esantį žmogų nuprausti, apsiprausiam patys, kiek reikia. Kiekvienas laikykit ranką, kiek jums atrodo reikia laikyti, kad jau gana, ar ne? Ir tada prausėmės. Ir dabar va nuprausim kažką. Tis, kurios jums geros, reikia mesti ugnelę, jeigu blogos, sudeginti ugnelę. Mūsų tą salę laukia metų. Mes šiandieną ir mes gyvename skirtingai. Gal nori kas kalbėti, prašau pasakyti savo intencijas. Tegu paslaptinga meilė per eilę tūkstančio metų bus neįminta. Tūkstantmečio meilė bus įminta šiandien. Prašau. Milda palinkėti, ką gali, tik meilės visiems, visur ir visada. Ačiū labai. Deivėm Mildom, kad jos būtų kupinos meilės ir galėtų sušildyti visus aplink save, tiek savo vyrus, tiek anūkus, tiek vaikus. Nes moterys yra kūrėjos, moterys yra deivės, moterys yra grožio skleidėjos. Taigi, jeigu Milda bus stipri mylinti, tai ir vyrai bus pamylėti. Taigi, Lietuvos Mildos, būkit visos laimingos. Pašventinam Gabijos ugnelės. Liepsnose ugnelę šitą ir sudėkite. Ir dabar, laukiam vieną ranką, kaip užauginau. Labai greitai, vyriškai ir moteriškai dalykai pasidalino. Siunčiam per rankas, linkėdami, pradėsi nuo jūsų. Klausos. Nuo jaunimo pradėkit. Sveikinam šeimyną, palinkėjom vieni kitiem viso ko geriausio. Tai va, ir čia yra pas mane tokie kaip juostelės įvairių spalvų, kas nori moterys.
gali pasirinkti kažką, užsimėgsti, užsimezgam 3 mazgelius, palaikot virš ugnelės ir pagal spalvą kiekviena po to paaiškinsiu maždaug, ką ta spalva reikštų ir gali parsinešti namo, tokį kaip galima būtų įdėti kokiam vyrui slapčiai kišenę, padarė šiandien purtą, suprantat, galima įdėti kažkam irgi į kišenę linkint sveikatos, nes yra skirtingų spalvų, daug spalvų nerinkau, tai va, kam įdomu, kas nori tikėti šitą galę, tai va, gali persisius, pasimti po vieną kažkokios spalvos juosteliaus ir galvodami užmeskit 3 mazgelius ir jeigu, sakykime, kažko norite atsisveikinti, tai tiesiog sudeginkite tą juostelę, o jeigu norite kažkam parnešti ir, sakau, įdėti į kišenę ir kažkur padėti ar savo įsidėti su palinkėjimais, tai jau pasirinkti. Tai va, kas nori, pažaiskim tą žaidimą ir gyvenime daug kas veikia tai, kiek mes tuo tikime. Tai linkiu tikėti stebuklais ir jie įvyks gyvenime. Linkiu daug gražių stebuklų. Kas norit pažaisti, kas kokias spalvas. Mūsų gerbiama ir miela Vaida Pranarauskaitė, kuri mūsų didelė bičiulė, ne tik mūsų, bet ir viso Kauno miesto. Ir mes pasikvietėm ją, labai malonu su ją pasibendrauti ir visiems išgirsti jos gražius sveikinimus ir palinkėjimus. Prašau. Ačiū labai. Žinot, važiuodama į čia prisiminiau Rimanto Kėvalo profesorių žodžius, kur sakė, buvo mūsų mamos, kurios 70% ligų pačios išgydydavo, nes mylėdavo, stebėdavo ir žinodavo. Dabar taigi mūsų šiuolaikinės mamos, įskaitant ir mane, žinom tikrai daug mažiau. Ir kaip gyvenam tokiais sudėtingais laikais, iš tikrųjų, kas suteikia mums stiprybės, tai praeitis. Tai tas tikėjimas, kad mūsų papročiai, mūsų istorija, jinaigi nesikeičia ir pačios geriausios patirtis yra. Ir šiandien labai norėčiau padėkoti gerbiamai daktariai Stasiai Mickutei už tai, kad sukviečia mus, tikrai nebe pirmus kartus, aš tai jau čia esu 3. ar 4. kartą, už tai, kad neleidžia pamiršti tai, kas yra svarbu, tai, kas yra mūsų istorinė tapatybė, tai, kas yra mūsų istorinis paveldas. Tai norėčiau įteikti šakotį. Šakotį simbolizuoja ragelius gausą, tai kai laužysit ragelį, sugalvokit panorą ir tegul jūsų gerbiama Stasė visi norai pildo. Ir žinot, nebūtų šita šventė, gal aš garsiau netgi galiu kalbėti, ir nebūtų šita šventė tokia graži, jeigu nebūtų mūsų ugnelės prižiūrėtojas, saugotojas, puoselėtojas, kūrentojas. Tai šiandien jūsų, kaip čia pasakau, burtai apeigos įsklaidė debesis, bet jeigu kartais vytų, tai nuo visų negandų Europos parlamento narys Aurelijus Veryga siunčia jums didžiausias linkėjimus. Poetas Leonas Milčius turi paskaityti savo gražiausią eilėraštį parašytą Mildai. Taigi, prašau. Gal dabar tada taip. Aš palaikysiu mikrofoną jums. Prie Sedos yra Deivis Mildos slėnis. Tam slėnyje yra statų paminklas. Tai miške. Aš buvau parašęs tą progą eilėraštį. Ir dabar aš truputį norėjau pakeisti, pritaikyti ir Deivį Mildą ne vien miške būtų, tam kažkur toli, bet būtų šalia mūsų ir mes nepamirštam. Deivį Mildai, ak Deivį Milda, kodėl į mišką pasitraukė? Tankmėj, vien tylus medžiai vienuma. Labiau juk meilės reikia ne paukščiams, ne žvėreliams, jos ieško žemėje, žmogaus širdis jauna. Ateik į miestą ir miestelį, neišsigąsk. Mašinų be aukštų namų. Laimingi bus visi pažinę, jiems dovanotas vaigulį tavų kerų. Žinau, pavasarinis slėnius nuostabus, tik tai lakštingalų giesmių dar negirdėti. Žilyti supa pumpurus garsus,
štai tie žibutis pradeda žydėti. Vėliau ne vienas čia bandys tave surasti. Ieškos šaltinių su mislingais burtais, ieškos paparčių žiedo šventų Jono naktį. Dainas dainuos poetų tau sukurtas. Išeik iš miško, kaip švelniausias džiaugsmas, apsuk kiekvieną savimi visų su širdį. Gyvenimas be meilės sugeverti gražiausios muzikos, kur būtum neišgirdęs. Ateik pas žmonės vėl, kalbėki, kad išgirstų, iš širdis pasibels, jog meilės nepamirštų, nepamirškime ir mes. Meilė žemė, tėvynė, žmonėms ir vieni kitiems. Ačiū. Sveikinam, Milda. Išlaisvinta mintis, tai ir prašau, ir dar viena knyga, Jo krislai širdyje apie meilę. Kokie jo yra patys turtingiausi krislai. Tai jums skaityti, prisiminti mūsų bendruomenę, šitą gražų renginį ir dažniau buvoti mūsų šitose šventėse. Ačiū Jums, ponia Milda. Narė Onutė Jokubonienė skirta meilės dienai. Prašau atvykti, aš mikrofoną palaikysiu, kad tu sugebėtum skaityti gražiai. Meilė tai mūsų gyvenimo variklis. Be jos nebūtų egzistencinės prasmės. Meilė tai lemties druska, tai buvimo rodiklis, vardiklis. Jos išreiškia jausmai ir supratimo esmė. Meilė tai jausmų ir būties eleksyras. Tai tobula esybė išreiškia laike. Meilė tai būsimos kartos, jų perspektyvos, apglėbiančios viską, kas dora žmoguje. Meilė nesantaikos priešas, ramybės gynėja, jis skatina būti sąžiningais, dorais. Meilė žiedlaikių svaigusis kvapas, idėjos į viso gyvenimo ritmų didžioji sklaida. Meilė atleidžia nusidėjėliui, priešui. Ji tobula savaisiais jausmais jų taurumu. Meilė kiekvieno asmens egzistencijos lašas, sugeriantis savim džiaugsmus ir skausmo gijas. Vieni ją supranta kaip laimės eliksyrą, kitiems ji tarsi jausmų paukštė savam inkile. Meilė ji moko, draudžia, rodo elgsenos kryptį. Tai ji yra tikroji gyvenimo varomoji jėga. Taigi, gerbiama ponia Sakalauskienė, turite labai daug prirašiusių knygų. Mūsų bendruomenės nariai nepaprastai gražūs eilėraščiai apie meilę. Prašau. Išeikim tik mudu į naktį, kur ąsą žolynus nulenkia, kur saugo gamta didžią paslaptį. Takai, kuriais niekas nežengia. Išeikim tik mudu į gelmę, to vasaros dangaus žvaigždynų. Lai akys visatos pažvelgia į likimą, kur nei vienas nežino. Lai deivės gamtos žalia akys mums guoliai žolynų pakloja, palaimins mūsų sąjungos naktį. Ąžuolų šimtametai šventoviai, kur senieji dievai ir dievybės šventą ugnį dėl mūsų užkūrė, amžiams mūsų širdį sujungia į gamtos vieną sielą ir kūną. Vytautas Mačernis, 7 vizija. Anoj pavasario laukų ir žemės laiminimo šventei svinga nuotaika užliejo mano protėvių namus. Atėjus vakarui, pro langus pasipylė smagios šviesos ir pasigirdo juokas įstabus. Nes tolimųjų vakarų šaltosios žemės gentys susirinkę į senolių namus vėl prakalbėjo išdidžia tėvų tarme.
Ir jų gražuolės moterys, grakščiai palenkę galvas, šypsojos vėl slaptinga šypsena. Iš kiemo sužaliavusią vėją išėję pasivaikščioti aukštas šviesiaplaukės, staiga pajuto lengvą vėją, supantis palaido rūbo Vilnyse. O vakaras vėsiais berniuko pirštais lietė jų lengvai pritemptus pečius ir kėlė svaigulingą virpesį slapčia. Ta vakar vynas buvo toks tamsus ir šviesios gėlės paliejo srovėmis kvapus svaigius. Ir ilgas valandas plačiai patvinus džiaugsmo upė murmėjo apie laimės stebuklus. Tik tai giliam vidunaktį, tartum pavargę akys užsimerkė ir pokylio namai paskendo miego ir sapnų rimty. Vien mano kambarių baltų užuolaidų puteliais bėginėjo mėnesiena ir širdyje tebevirpėjo vakaro šviesa skaisti. Pro langą matės šešėliuotos plačios lygumos ir ant sumigusių kalvų rugiais išplaukia ir išėjau pro sodą į laukus, kur baltas kelias tolumon, tartum svajonė pakerėta traukė. Aplinkui horizonto pakraščiais juodavo tolimų miškų grandinės. Žėrėjo viršum pievų miglos baltos pasikėlę ir man staiga, kažin kodėl prisiminė keista legenda apie pasakišką karalių gėlę. Jeigu rožinė jos lapeliai, kam ant veido ar širdies užkrinta, nemirtingumo saulė tam skaisčiai dienas nušviečia. Iš jo burnos pasipila skaidrieji žodžiai, artin atskambantis tartum bičių auksinius spiečius, ir jų melodija pavergia širdis vargo ir kančias žmonių slaptuoju neramumo troškimu. Ta vakar pamiršau, jog tai vien tik keista legenda apie pasakišką karalių gėlę, nes aš buvau toks jaunas ir jautrus, nes pokylio svaigi liepsna manį melsvųjų torių ilgesį sukėlė ir aš nuklydau į rytus pavasario nakties laukais, tikėdamas legendos žodžiais įstabiais. Ėjau tolyn, o pamažu artėjo ryto valandos. Nakties auksiniai žirgiai paukščiai pašiurpę neramiai sujudo savo lizduose. Nuo medžių didelės bespalvės ašaros lašėjo žemę ir ūkanotų dangumi iš lėto kopė saulė balzgana. Ir kasdienybės šaltas spindulys vėl atitolino legendą ir svajų šalis. Praėjo daug dienų. Tačiau išlikę širdyje anos legendos žodžiai, many kas vakaras suplėšo kasdienybės pančius ir varžtus. Ir išsilaisvinus dvasia vėl skrenda ten į nuostabių šviesų šalis, kur plaukia vėjas šiltas ir gaivus. Poetams už jų eiles ir tiems, kurie atvykote, visus dabar kviečiame prie mūsų vaišių stalo. Ir dėkojame labai jums, ačiū už šitokį gražų mūsų pasibuvimą kartu. Dangus tikrai saulė, gražus svečiai mūsų klausosi gražių dainų apie meilę ir taip pat. Prašom, nėra galo, nėra. Dar gyvenam, dar dainuosim. Taip, dar dainuosim. Prašom, ateinate prie stalo. Ačiū.